Sveiki, dar kartą linkėjimas iš Žvejoto Druskininko. Norėjau jums parodyti, kaip hortenzijos, didžiuliai krūmai, kaip jie auga patys, kai juos niekas nekarpo ir neformuoja. Tai vat, žiedynai tuomet nėra labai dideli. Daug yra, bet jie nėra dideli. Bus neiškarpytas. Ir čia visur labai didelė atverkė. Auga daug iš šonų ūgliukų. Ir pasižiūrėkit, kokie smulkus yra žiedai. Ir va čia tas pavyzdys, kaip atrodys, jeigu nieko nedarysit ir neprižiūrėsit hortenziją. Pasižiūrėkit, irgi krūmas pavyzdys, jisai labai daug žiedų turi, bet labai smulkus žiedeliai. Vat jeigu paėmus, tai čia vat pusė rankos. Tai labai gaila to krūmelio, labai norisi prie šeimininkų ir pasiūlyti savo paslaugas, kad čia sutvarkytų tos krūmus, kad galima yra sutvarkyti. Bet čia toks pavyzdys, kur mano manimu nereikia taip užleisti, o reikia labiau juos sutvarkyti. Kada kitą kartą būsiu vėl pasiūlyti tas paslaugas. Tai va, linkėjimai visiems iš Druskininkų. Ir čia dar linkėjimai iš Druskininkų, irgi radau pavyzdį, kai hortenzijos šitos yra nykštukinės matosi, bet irgi jos nekarpytos ir kaip matote auga labai irgi netvarkingai. Ir atitinkamai, žiūrėkit, kokie žiedai išvis, jokių praktiškai nėra. Mažučiai, silpnučiai, nes, aišku, tiek išmaitinti žiedų krūmą yra labai sunku. Ir dėl to vietoj gražių žiedų čia yra labai smulkučiai, vos žiūrėkit, pusė piršto, galima sakyti. Tai va, tai žinokit, vis dėlto rūpinkite savo hortenzijomis krūmais. Jeigu ką, ateityje planuoju pasiūlyti tokią paslaugą krūmo apkarpimo. Iki. Na ir radau gražių pavyzdžių Druskininkuose. Tai čia vat prie ežero, prie Druskininkų ežero, prie to gražaus namo. Yra ir tokie vandražūs krūmeliai, kur, kaip matote, vat, jisai nėra apkrautas. Viduriukas yra iškarpytas. Šiek tiek palikta, bet yra tai bus palikta po minimaliai tų šakelių. Tai va, čia toks pavyzdinis variantas siektinas visiems.